mano šiandienos svečiais. Tai yra Viktorija Šuminaitė ir jums puikiai pažįstamas Tomas Vėjas. Sveiki. Sveiki. Noriu pristatyti, šiandien galite mus kreiptis elfais. Elfas Tomas ir elfė Viktorija. Taip. Ausis ilgas užaugo, nematau per ausines. Vos telpa į ausines iš tikrųjų. Kažkaip pagalvojau šiandien, kad daug kas labai kalėdų ir nemėgsta iš tikrųjų, nes tik lapkričio 1 baigėsi uždegė žvakutes ir jau kitą dieną, žiūrėk, miestas jau mieste kalėdos kabutėse. Tai toks asociacijos šiek tiek su vartojimu dideliu ir panašiai, tai mes šiek tiek kitokie kalėdiniai elfai, tai apie tai daugiau gal papasakosiu. Gerai. Kolegė man. Pernai metais pirmą kartą suorganizavom mažų tvarių verslų mugę, vakarėlį, bet tai buvo 5 valandų mugė. Šiais metais ambicijos užaugo, bendruomenė mūsų halėje žymiai stipresnė susiformavo, pamatėm poreikį ir padarėm 2 dienų fiestą. Nu, šiaip 5 realiai. 5 dienų dar turės. Pagrindinės bus dar ir kitą savaitgalis jo. Tai daug visko tikrai vyksta. Tvarumo ta teorija turbūt labai paprasta. Tiesiog pirkti dovanas, kurias galbūt bent jau išgyventų iki 3 karalių, ne? Kaip pat kažkoks tai jo dalykas, experience'as galbūt labiau ir neskubėjimas lėkti į tuos prekybcentrius, o po truputį apgalvojant. Tai visas šitas dėmesys tam ir bus skirtas. Jo, ir dar turbūt irgi akcentas yra tai, kad pirkti vietinių kūrybą, kad tai nebūtų dideli logistikos kaštai, tai atsižvelgiant irgi į tai, kad kuo daugiau sąmoningumo tos dovanos pasirinkime. Tai kaip Lietuvoje yra? Čia dabar jau jūs vis tiek pradėjot šitą mugę organizuoti, ar daug susilaukėt norinčių sudalyvauti pačių būsimų prekiautojų? Iš tikrųjų, tai labai didelis srautas, sulaukiam norinčių dalyvauti ir turėsim apie 60 tvarių verslų lietuviškų. Tai kas rodo, kad mes tikrai gan stiprus esame šitoj rinkoje. Didžioji dalis halėje veikiančių verslų aktyviai labai stipriai įsitraukia į mugę, į jos organizavimą. Ir šiais metais dar prie mūsų prisijungė ir Žalioji sostinė, kuri pasiūlė Vilniečiams ir miesto svečiams nemokamas kalėdinės dirbtuves, tai kas reiškia, kad dovanos gali būti nebūtinai pirktos, bet pagamintos ir savo rankomis. Tai taip pat ir keletą įdomių visokių asociacijų dalyvauja ir Sengirės fondas, įkurtas Mindaugo Survilos. Kurie jau yra 2 metus mūsų mugės draugai. Taip, ir SOS gyvūnai ir prirašytos rankos visi turės savo kažkokius tai užsiėmimus, rodys savo padarytus gerus darbus ir leis prie jų prisidėti. Kavos asociacija taip pat pasakos apie tvarę kavą ir manau dar daug bus gastronominių pačių atradimų iš halės pačių verslų, kurie jau ten yra. Labai didelį akcentą dėjom kalėdiniai halės eglutei, kad jinai būtų tvari ir labai džiaugiamės, kad su Luku Svirpliu radom sprendimą, kaip padaryti eglutę beveik nenaudojant naujų dalykų, tai tikrai labai kviečiam pasižiūrėti, kaip atrodo kalėdinė halės eglutė iš perdirbtų medžiagų. Žiebsim rytoj 16:30 su choru dainuojam ir kalėdinėmis giesmėmis. Tai bus labai sakralus momentas, aš taip įsivaizduoju, o po to lauks Gabi and the Band gyvo garso grupė, turės pasirodymą ir be abejo visą dieną kažkur išmirinės disko kepurė, disko kaubojiška kepurė, tai ir dieną ir vakare džiugins jūs muziką kartu su 2 partnerėmis, su Paipsi ir Zaizemi iš Venezuelos, žodžiu, kursime šokių parketą, užkursime, nes praeitais metais šiaip to vakarėlio šiek tiek pritrūko, būt dar norėjosi drauge, tai ištaisysim šitą klaidą ir padarysim, net nežinau, kilintos valandos, bet manau, kad per naktį. Tai tikrai, ką galiu pridėti, žinau, ką dar papasakoti. Ir viską pasakiau. O tai viską kad tu padovanos, ką žadi padovanoti savo mylimiems žmonėms? Aš dabar esu tokiam projekte, man nepavyko iš pirmo karto kreivabudžių auginimas namie, tai aš dabar labai apie tai susimastęs, nes tai visus tos kavos trišius, kuriuos anksčiau išmesdavau, dabar galėsiu naudoti kaip dirvą kreivabudėm ir nemokamai tiesiog turėsiu grybų, tai grybienos turbūt rytoj pasigausiu halėje, pasisemsiu, taip sakant, ir jau tapsiu galbūt mikro ūkininkų savo namuose. Nu čia tai tikrai tvaru, visi turbūt žinome, kad tu esi kavos mylėtojas, tai dabar dar būsi ir grybų augintojas. Taip, įsivaizduok kreivabudės, kurios kvepia kava, nuostabu. Laukiu, nesulaukiu, žinok. Kreivabudžių kava. Praktiškai galima steigti. Tvarumo idėjos kažkur, bet taip. Galima steigti naują. Truputį juokingai skamba, kad kviečiam į mugę, bet tuo pačiu kviečiam dovanoti laiką. Gerai, to, ko visiems visada trūksta, tą ir padovanokime. Ačiū Jums, kad radote laiko čia užsukti pas mane į studiją. Gero Jums ateinančio savaitgalio.